triusiuką. O, valio, labas, Vilija. Pagaliau, valio. Iš karto taip vaizdas atsisuko į vaistinius augalus, tai jau matosi tikrai čia jau mūsų apie ką pokalbis. Tai rašiausi, žinai. Taip. Kokia tu švytinti, tas pasipuošus. Ačiū. Ir tu, iš tikrųjų taip įdomu, kad neleido man prisijungti, galvoju, kas čia vyksta, gal reikia nusiraminti, gal per daug, žinai, tos inercijos. Tai va, taip pavyko labai gerai. Tai labai džiaugiuosi, kad viskas pavyko, kad matau tave ir mes visi matom tave ir dabar pasikalbėsime. Labai gražus pas tave ir fonas, toksai ten visokiausių žolinėlių, lemvykas, tiesiog pasaka. Iš tikrųjų, aš kuriu tokią savo erdvę šituose naujuose namuose, nes truputį girdėjau, kad ir ne jau mane pristatinėjai. Tai aš pradėjau kurti tokį savo kūrybos kampelį, kuris mane įkvėptų. Čia ir alembikas stovi, nes iš tikrųjų vakar distiliavau. Ne dėl fono, bet tikrai vakar dirbau. Tai tiesiog kuriu tokią sieną, nes visada labai norėjau, kažkaip matydavau pas kitus kūrėjus, juk pas tave, tai ohoho. Tai ir aš dabar kažką tokio bandau, tave motyvuojant. Taip, labai smagu, toks vis tiek savo erdvės sukūrimas, tai tikrai ir turėjimas kažkaip tokios gal šiek tiek daugiau tikrai motyvacijos, man atrodo, sukelia kurti, nes tada žinai, kad ateisi ir ten viskas yra tavo, jauku, nieks netrukdys ir tiesiog ateini ir kuri. Toksai, žinai, gal net laisvės kažkokios. Galvoju, aš pavyzdžiui, net ir profesijai darbe, jeigu juntų įtampą, irgi kokią žvakę, kokį smilkaliuką, o tai kūryboje, tai dar, žinai, čia kaip mūzas reikia. Taip. Tai tikrai aplinka labai, nes aš, pavyzdžiui, irgi mėgstu visą sieną išsikabinėjęs visokiausiais man kažkokiais gražiais ir artimais dalykais ir atrodo, kartais pasižiūri ir kokį citatą perskaitai ir taip, gerai, jums toliau. Taip. Aš tikrųjų seniau labai norėjau, bet buvo gal ribota, sakykime, aplinka, nes vis tiek mažai kambarių, o čia turiu tokią seną virtuvę, kur išklijuota vien tokiom plytelėm. Ir tos plytelės, visas kambarys. Ir aš galvoju, reikia kažkaip tai išnaudoti, nesgi gerai limpa. Plytelės sienos, tai reikia vinį kalti. Tai aš visus kampelius, kurioje vietoje, kur dirbu, ten, žinai, jau tokius irgi, žinai, darbų, čia kūrybos, tai tokia erdvė. Tai labai esu dėkinga šitiem namam, kad galiu turėti. Ir čia dar buvusi sena virtuvė, tai aš turiu 3 kriauklės. O kai distiliuoji, tai labai čia tas tikrai labai padeda turėti tokią erdvę. Ir dar šalia turiu sodą, darželį, tai ypač, žinai, su augalais, su daržovėmis, sakiom, labai yra patogu. Tai kažkada konservuosiu. Taip. Tai mes dar apie distiliavimą ir darželį tavo pakalbėsim būtinai. Tai mes taip iškart į erdvę, iškart puolėm, taip Kristina irgi parašė, koks gražus Vilijos fonas, kiek ten grožybių. Tai čia taip įsižeminam į erdvę ir dabar galim pradėti tą jau mūsų oficialią pokalbio dalį. Tai visą laiką mėgstu pašnekovės pakalbinti su pirmu klausimu apie pačią tokią kūrybos pradžią, apie vaikystę, apie paauglystę. Ar tada tau buvo svarbi kūryba? Jeigu taip, ką kūrei tuomet? Gal kažkas ar pasiliko ir suaugusio žmogaus gyvenime? Koks tavo ryšys su kūryba buvo ir iki šiol? Žinai, aš galvoju, gal ta kūryba, jinai tokia plati ir persipynus, ypač vaikystėje, tai buvo taip natūralu, aš manau, daugybė dalykų, kad galvoju, kaip būtų gerai, žinai, persinešti tą suaugusį pasaulį, kaip sakai, kas tai išliko. Aš iš tikrųjų vaikystėje gal, aš galvoju, mane gal labai takojo aplinka, kurioje augau, nes labai tokiam smagiam miestelį, kaimelį mažam augau ir buvo aplink gamta, upė, ant kalno, namai ir aš galvoju, dabar
nu tai vau, nes man tai tokia buvo laisvė ir aš prie tų augalų jau nuo mažens ten tupinėjau ir tie hobiai, žvejyba buvo. Čia šalia upė užtvanka ir mano tėtis labai puikus žvejys ir jisai mane visada veždavosi tas naktinės žvejybas, stovyklavimus visus, mes su šeima labai stovyklaudavom. Ir man, aš dar kai augau su pusbroliu, tai mes labai mėgdavom žvejoti. Iš tikrųjų, tokia nežinau ar kūryba, bet ką aš atsimenu, kas man teikia to tokio džiaugsmo, ką aš išgyvenu dabar su augalais, tai man būdavo su žvejyba tyla, lauki, stebi. O kai būnu toj gamtoj, to prisigeri ir aš būdavo grįžti ir aš rašydavau. Aš iš tikrųjų labai nuo pat mažens rašau, dabar net nežinau kiek metų, nuo 97. Ir man būdavo labai įdomu, ką aš sapnuoju rašyti ir būsenas. Ir iš tikrųjų iki šiol, aš iki šiol rašau ir aš kažkaip po mažiukų, iš tikrųjų ir tavęs padrąsinti, pradėjau Instagrame pasakoti, rašyti, kaip aš suvokiu augalus, kaip aš susapnuoju iš tos augalus. Tai ir skaityti man labai patiko. Ir tas išlikęs, aš labai daug skaitydavau. Iš tikrųjų, mama net ir pykdavo, gal nes vakarėliam padeginti. Ir man labai būdavo įdomu pažinti tą pasaulį, plačiau tas knygos, nes tais laikais dar nebuvo tos kelionės tokias ir tas telikas ten labai mažai rodė. Tai man knygos buvo toksai wow. Ir tarp kitko, aš dabar galvoju, aš dar nemokėjau skaityti ir man labai traukė visokios senovės Roma, senovės Graikija. Ir aš vartydavau tas knygas, dar nemokėjau skaityti, bet man buvo taip įdomu. Ir aš dabar galvoju, bet aš dabar juk čia tai gyvenu. Tai gal net savotiškai, žinai, kažkokia buvo nuoroda. Tai geras. Ir dar tokia tyrinėtoja aš labai buvau, aš kai galvoju, aš dar tokia vaikystės draugė turėjau ir mes eidavom ten pavasarį po tos miškelius, ten upę. Ir aš atsimenu, rinkdavau, jau dabar aš suvokiu, kad tai buvo herbariumas. Visokios medžio žievės, žinai, ten kaip skleidžiasi ten tas pumparas, lapas. Tai ir daug metų dar buvau miško bičiulių draugijos narė, Gilutė. Ir tai tiesiog labai persipynė, aš kažkaip galvoju, nežinau, ar atsakiau tavo klausimą apie tą kūrybą, bet visur buvo, žinai, tas gamtos toksai šauksmas iš tikrųjų. Man labai tai duodavo daug ir ilgu, aš kaip pasakoju, man ilgu. O dar toksai klausimas, tai tu vaikystėje turėjai tokį ir paauglystėje tą tokį stiprų ryšį su gamta, ir dabar turi jį, ar buvo kažkokių tavo gyvenimo etapų, kur ar tu buvai praradus galbūt jį, ar teko kažkaip iš naujo jį gaivinti, kaip jautėsi, jeigu taip buvo nutikę, ar gal nebuvo ir kaip tau pavyksta tada, kaip ar buvo, kaip tas, toks ar žinai, toks tas bendra kūryba ryšys su gamta. Buvo, iš tikrųjų tai buvo, aš dabar galvoju, žinai, kai kokia paauglystė, kai reikia ištuokstyti, reikia kito pamatyti. Tai buvo, aš dabar galvoju, žinai, aš tą miestelį, kur augau, aš dabar tik suaugusiam akim suvokiu, kokia buvo man duotybė ir didžiulė galimybė, nes tuo metu, žinai, kai mokaisi, truputį gal gėdėsi, kad provincija, gal kaimas, tu to nematai, nesuvoki. Ir aš iš tikrųjų dabar net nežinau ar tai, bet lėmė, aš tiesiog išvykau, kadangi mokytis ir paskui į Kauną ir tuomet po to iš Italiją iš karto labai anksti iš tikrųjų išvykau, nes aš jau čia 15 metų. Ir tie etapai, kai labai norėjau pažinti, žinai, tą megapolį, miestą, man buvo labai įdomu, čia žinau, karjerą. Štai daug tokių labai norėjosi man pabėgti, gal net nuo to sakyčiau. Ir žinai, kaip įdomu, pabėgi ir pradedi galvoti, kas aš esu, iš kur aš, kokios mano šaknis. Ir labai natūraliai kažkaip man labai pradėjo būti įdomu pažinti protėvius, tą visą, iš kur aš esu. Ir pradėjau iš tikrųjų klausinėtis visgi
grįžus tėtų ir ten visų, žinai, artimųjų, mamos vis nuolat klausdavau, žinai, papasakok apie promočiutės prosenelį. Ir man buvo labai įdomu jų hobiai, ką jie veikdavo ir ligos. Nes aš kažkaip norėjau pažinti save, žinai. Vat man iš tikrųjų aš ieškojau savęs, nes aš profesiniai srity darbe nepajausdavau to saldumo, to džiaugsmo. Ir aš ieškojau, žinai, vat, tokių nuorodų ir tai savotiškai man leido, vat, aš pradėjau pažinti, sakau, vat, tą šeimą, giminę ir aš pradėjau atrasti, kad, pavyzdžiui, mano promočiutė Damicelė, jinai labai buvo artima irgi gamtos, augalų, liaudies medicina, bet aš dabar, žinai, galvoju, kad turbūt tų metų, vat, prieškario, turbūt visos moteris buvo labai arti gamtos, nes ta medicina tradicinė nebuvo lengvai pasiekiama arba tiesiog jos turėjo kažkaip tą gilesnį ryšį, aš manau, artimesnį. Ir aš pradėjau sužinoti, kad mano promočiutė labai domėjosi augalais ir mano močiutė iš tėčio pusės irgi, jinai mane vesdavosi laukus, į pievas, jinai man pasakodavo apie tuos augalus. Ir taip, kai aš pradėjau ieškoti tų, žinai, prisiminimų, kas aš esu, man tarsi grįžo ir aš pradėjau atrasti tai, bet kartu man ir situacijas labai tai kūrė. Iš tikrųjų, aš dirbau ilgai samdomą darbą ir aš grįždavau labai pavargus. Ir aš tiesiog, mane teikė tai džiaugsmo, žinai, ir aš galvoju, ką aš turiu daryti, ir aš natūraliai pradėjau eiti į pievas, tiesiog ieškoti ir aš pradėjau labai atsigauti. Aš pastebėjau, kad gamtoj žaliaudama aš labai atsigaunu. Aš tiesiog atrandu ir čia dabar tiesiog kas mane labai traukia prie augalų, ta ramybė. Aš kažkaip save tarsi perkuriu, aš pavyzdžiui, ne dabar, atsikeli ryte, nežinau, manau, kad daugumai tai būna, atrodo, net ta koja. Viskas nervina, nieko nenori, tokia pikta. Ir aš galvoju, aš nenoriu taip dienos sukurti, bet ta būsena gan yra stipri. Ir aš taip natūraliai, žinai, pradėjau atrasti, kad aš einu, jeigu pasikrapštyti prie kokio kiečio, to karčio kiečio pelyną, ten, pavyzdžiui, paskaibyti lapelius, patvarkyti, mano būsena pasikeičia. Kažkoks, žinai, ir tada taip kyla mintis, tai kas čia vyksta. Tai tiesiog gal taip tie augaliukai, ieškant savo savasties pažinimo, man pradėjo grįžti, toks daug kelias buvo. Nes tikrai buvau pametus, bet tai yra, manau, natūralu, žinai. Tokie yra ciklai, etapai, kurie reikalingi. Tai va. Ja, matyt, kažkaip gal gyvenimas mus, gal nežinau, taip ar patikrina, ar dar kažkaip tiesiog ir galiausiai vis tiek kažkaip mes turbūt žinom, kur mūsų kelias ir galbūt kartais per tokius kažkokius gal sunkus dalykus, nežinau, kai mes visiškai pametam savo kelią ir tada jau supurto mus, tada mes kažkaip prisimenam, kas mums teikia džiaugsmą ir tada kažkaip pabandom vėl tenais kreipti savo dėmesį ir pasižiūrė, kad visai primiršti dalykai buvo ir čia galbūt ir ne ten kitą kartą tas ir džiaugsmas, kaip pagalvoju. Ir ten, kur mes jo ieškom. Ir žinai, aš labai natūraliai man būdavo, aš piešiu, tarkim, kartais, augalus. Piešiu augalus, noriu ten kažkokios medžiagos augalai. Ir jie pas mane tai būdavo, žinai, jie taip kalbėdavo, bet tu kartais, nematai. Ir paskui tas buvo etapas, aš labai jos sapnuodavau. Ir aš pradėjau jos tiesiog pažinti daugiau. Tai čia dar kita turbūt tema. Dar čia mes buvom gavę tokį klausimą į klausimų langelį, kuris skamba taip, kaip apibūdintumei savo santykius su augalais? Tai čia gal galvoju, gal visai būtų toksai į temą dabar mūsų pokalbio. Man kartais atrodo, visgi tame yra daug, gal nežinau, ta žodis mistika gal per toksai per didelis tam, bet jis mane, tas ryšys augalais, tokie labai smalsumą man jie žadina. Smalsumą ir tiesiog tas ir prasidėjo, aš tiesiog būdavo susapnuoju augalą ir man labai įdomu, kokią jisai žinią neša, ką jis nori pasakyti.
Ir aš būdavo, ieškau tiesiog visokiose knygose ir ne tik jos sudedamąsias dalis, tarkime, pažinti, bet kokia planeta, kokia sistemoje yra, kokia jo energetika ir man taip labai padeda iš tikrųjų kasdienoj tie augaliukai ir tokio, savasties pažinimo, aš gal kartojasi, bet su protėviais man kartais atrodo, gal net augalai padeda tą ryšį atstatyti, nes, pavyzdžiui, buvo vėlinės, ir aš negaliu fiziškai nuvykti į kapinę, susitikti su giminė, kas man yra svarbu, tuo metu norėčiau aš tai, bet aš negaliu. Ir aš galvoju, kaip galima dar kitų būdų, apsijungti. Ir aš tiesiog susapnavau tuo metu čiobrelį. Ir jisai tokioj, aš labai mėgstu sapnus, jeigu sapnus analizuoju, pažiūrėti, kokia aplinka, kokie simboliai, gal ten kažko yra. Ir aš tiesiog pamačiau, sapne tai buvo mano protėvių kiemas ir čiobrelis ant tako ir galvoju, ir visai taip netikėtai, žinai, nebūna, kad tu atsikeli ir ieškai atsakymą, jis kartais ateina, tu žinai, labai kartais keistų būdų, tu net gali pamatyti ant kažkokios televizijos reklamos, žinai, ir aš tuo metu tiesiog valiau dulkes ir paėmiau vieną knygą ir taip atsiverčiu, čiobrelis. Ir lietuvių autorės, ir ten buvo parašyta, kad čiobrelis senovės lietuviai tiesiog buvo smilkamas protėviams, vėlėms. Ir man tai buvo, žinai, aš galiu taip apsijungti, galiu jiems taip padėkoti. Ir man tuo metu buvo toksai suvokimas, kad kaip augalas su manim bendrauja, kad jo gal kalba yra tokia. Ir aš noriu pasakyti, kad kiekvienas turi labai individualią tą kalbą. Kai kurie, pavyzdžiui, žmonės, kaip jie tuos augalus piešia, kitas iš jų spalvas išgauna, kitas į gaminamą popierį įdeda, ar ne. Tiesiog kiekvienas turi savo tą kalbą ir jinai tokia kartu subtili, reikalaujanti gal kartais atidos, bet jinai tikrai yra. Taip. Ir aš tiesiog labai eksperimentuoju su augalais, iš tikrųjų man labai įdomu stebėti tuos augalus. Aš, pavyzdžiui, čia ir darželį turiu, kuriame auginu augalus, grinai tiesiog tokio smalsumo vedama, man įdomu, kaip jisai auga, kas toliau, žinai, net pasikalbu. Tai va. Man tai labai tas sapnavimas augalų ir tas tavo toks pasikalbėjimas su augalu, man tai taip atrodo magiška. Žinai, tu man turėtum kažkokia kaip fėja, žinai, augalų. Ir tokia tiesiog, žinai, sveikas, kaip ten tokia minicija, žinai, ką tu man čia pasakyti nori. Žinai, toksai, tiesiog, man tokia fantastika. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, kartais pagalvoju, kad norėčiau ir aš tokį ryšį, žinai, su augalais, bet čia galbūt irgi yra kažkaip, gal galima ir išvystyti tą ryšį, bet turbūt yra kažkokių galbūt ir įgimtų dalykų, aš nežinau, tarsi, kad vieni žmonės gal labiau linkę, nežinau, ten, tiesiog kiti dalykai kažkokie pas jas būna, ten tokių fainų sutapimų ar kažkokių tokių, žinai, vedimų per kitas sritis, tai labai tas įdomu. Aš manau, kad tai, žinai, yra toks daugiasluoksnis dalykas ir kiekvienas tai turi savo kaip sakyt, kalbą, gal aš net nežinau. Tai yra labai plati iš tikrųjų tema. Mano augaliukai visada atrodė taip natūralu, kad aš labai ilgą dėmesį nekreipiau į tai dėmesį. Aš turiu meni, kad gal kiti kažką, žinai, savyje atpažins, kad kartais, kai mes ieškom kažkokių talentų, ne, ar ten kažkokių tokių įkvepiančių dalykų, mano augalai visada atrodė, jie yra. Ir aš, pavyzdžiui, skrisdama į Italiją, jau kiek metų aš vežuosiu pusę lagamino vaistažolių. Ir man atrodo, tai yra normalu, jeigu aš ten sergu, ar net ten kažkokį augaliuką geriu, ar kitus, nes tiesiog aš tokia terpėje augu ir man tai buvo, tiesiog aš net pakankamai gal to nevertinu, nepamačiau. Ir būna tų situacijų, kurios papurto, man iš tikrųjų dar yra taip, galiu pasidalinti, aš dažniausiai sugalvoju, ar kažkokia situacija namuose, tai arba savaitgalis ir mes negalime vykti pas medikus, arba su kažkokia kelionė ir
taip pat ten kažkoks yra apribojimas ir tuomet natūraliai aš juntu kartais susikuria kažkokia situacija, kuri tave taip lengvai, žinai, pastumėja, pabandyti. Ir tuomet toksai, žinai, gal ir placebas, bet ir atpažįsti, žinai, ir pamatai, žinai, tai tai dar tokių situacijų būna, pas mane, sakau, savaitgalis dažniausiai susirga, ar koks šuniukas, ir ten reikia kažką galvoti, kaip čia padaryti, žinai, tai tokia toks praktikos daugiau per savaitgalį. O kaip tu, pavyzdžiui, tas visas žinias apie augalus, apie savybės, apie, nežinau, galbūt ir energetinius kažkokius augalų laukus, kaip tu tą visą informaciją rinkiesi, ar skaitai knygas, ar žinau, kalbėsi su žolininkais, ar klausaisi paskaitų kursų, augalais kalbėsi. Iš tikrųjų, labai, man tas nuo vaikystės turbūt labai smalsumas ir knygų skaitimas. Aš labai daug skaitau ir labai daug kursų, iš tikrųjų. Ir aš esu labai dėkinga, iš tikrųjų, tai likimo linijai, gal sakyčiau, kad italų kalbą moko puikiai. Tai man labai daug atvėrė, iš tikrųjų, įvairių, sakau, pažinčių ir aišku, ir žolininkų. Ir aišku, bendruomenės, daug iš tikrųjų, tai per daug tai suteka, aš negalėčiau vieną tai sudėti. Yra iš vienas, pavyzdžiui, dėstytojas ar nedaugiau, jisai gal energetinę augalo struktūrą pažinimo, pavyzdžiui, dar truputį studijuoja astrologiją, astroherbologiją, tai ten jau, žinai, per planetas, tas, kaip tie augaliukai kalba, paskui kažkoks ateina žolininkas, man labai dar įdomu, iš tikrųjų, senovės lietuvių, ta visa, tas mūsų promočių, dar ten tų vėlesnių laikų, kaip tuomet vyko, nes aš galvoju, žmonės juk nemokėjo skaityti, negalėjo visi turėti tą prabangą, bet jie taip buvo arti gamtos, jie jausdavo tą gamtos ciklą, mėnulį, daugybę dalykų, ir man kažkaip buvo tokia mintis, tiesiog kažkaip spontaniškai, o tai gal ir aš galiu taip pajusti, jeigu, tarkime, aš daugiau būsiu arčiau to vidaus savo pažinimo, žinai. Tai tiesiog viskas į vienį, aš tiesiog negalėčiau skirti, man viskas į vienį, aš taip pat ir tą tokią net anatomiją pasistudijuoju, nes man ir tai įdomu. Ir botanika, ir kažkokia antropotesofija įdomu, nes ten irgi yra tų sluoksnių. Aš tiesiog manau, kad bent jau mano kelyje viskas kažkaip, žinai, suteka iš skirtingų, man, pavyzdžiui, yra ajurveda įdomu. Ir dabar neatsimenu, kinų medicina, taip pat baigiau kursą, ar man buvo, wow, kad ten dar kiti, žinai, sluoksniai. Tai kažkaip taip. Labai įvairiapusiškai. Aš manau, kad iš vis žmogus yra labai įvairiapusis, mumise yra tiek, manau, įvairių spalvų, kad bent jau man pačiai, man smalsu, kaip pateno, kaip čia tai su žmogaus, sakysim, ta energetika augalas, arba su fizinėm, žinai, savybėm. Taip. Aš taip pasidalinsiu, kad aš gal, kai man buvo kokių 20 metų, kai studijavau, tai man buvo toks etapas didelis, aš taip daug žoliavau, aš net taip domėjausi augalais, ten buvo kažkoks toks kurs. Aš tiek žolių buvau pririnkus ir man taip įdomu būdavo skaityti, kas nuo kuo, kokios šiaip savybės augalo, kodėl jis ten būtent auga ir panašiai. Tai gal norėčiau pasidalinti tokią vieną istoriją, kai kažkaip taip įkvėpė mane, kai, žodžiu, pas mus komposto tokia duobė buvo, krūva, ir mes kažkada tenais, man atrodo, gal saulėgrąžus buvom ten taip numetę ir panašiai, bet ten taip gana šalia kelias ir žiūriu, kažkokia viena moteriškė, žinai, eina taip. O jį pamatė, kad saulėgrąžos ten pas mus guli ir taip, o aš ten kažkaip pakščiu, sako, o galima būtų pasiųstas saulėgrąžų galvas kažkaip, ar ten tos žiedus paimti, ten nužydėjusios. Ten gal neišsivystė, ten tie saulėgrąžų, ten buvo tie visi saulėgrąžiukai. O aš tokia sakau, o kam jums čia reikia? Sako, ai ten mano vyras guli ligoninėje, žodžiu, ir ten kažkokiu žodžiu, ar jį ten išrašys, ar dar kažką, bet kažkaip tą žiedakai, žodžiu, buvo reikalingi, ten kažkokia dalis augalo. O aš tuo metu turėjau labai stiprią aknę, labai ten pas mane buvo tiesiog ten spogais, ten viskas, ten žaizdom, žodžiu, labai buvo tada sunkus etapas.
Ir ji taip į mane pasižiūrėjo ir sako, pas jūs gal čia koks lakyšius sauga? Aš tokia, kas per lakyšius? Nes man atrodo, dar su manim tada gal rusiškai šnekėjo. Ir aš ten, kas čia per augalas? O aš kai buvau pradėjęs domėtis, bet aš apie tokį visai negirdėjau. Ir, sako, čia va gal pas jūs kaip drėgniau, tai kažkur čia auga prie to tvenkinio. Aš ieškojau, po to, kai išvažiavau, aš niekur to augalą neradau ir jis taip kažkaip man įstrigo. Ir aš po to atsimenu, kažkur važiavau per mišką, aš radau tą augalą, aš prisiskiniu ir galvoju, aš šito arbatų gersiu ir panašiai. Tai va, bet kažkaip, tas rytum, nežinau, žmonės kažkokias irgi kažkokį ryšį, žinutę, kažkokią paraugalus perdoda. Ir man atrodo, tada gal dar tas sustiprėjo mano domėjimasis augalais, kai tiesiog žmogus, žinai, pamatė, sako, važiuok, tau tas lakyšius, čia, žinai, gal visai pasidomėk, gal tau čia, žinai, ten kokią arbatą padėtų visai, žinai, išgerti. Tai kažkaip labai įdomu, kai ir žmonės gali tiesiog, nežinau, kažkokie pašaliniai tave įkvėpti ir paskatinti kažko domėtis, tai labai niekad negali žinoti. Tai ir kažkaip labai, ir smagu, tas iš tikrųjų, pavyzdžiui, tarkim, dar kalbant apie augalus, kažkaip man iš tikrųjų kartais būna keista, kai žmonės nepažįsta augalų, bet iš kitos pusės aš suprantu juos, nes galbūt jie mieste gyveno, gal neturėjo kaimo, kur galbūt kažkokį tokį, ar ten močiutė papasakotų, ar nežinau, gal nebuvo kažkokio tokio intereso sudomėjimuose augalais. Bet man, pavyzdžiui, aš tiesiog, tarkim, nežinau, turbūt ir tu eini per pievą, eini per gamtą ir tarytum, čia, pavyzdžiui, kaip tiesiog, jeigu taip paėmus pavyzdį, kaip ir per miestą eini per miestą ir daug nepažįstamų žmonių. Ir visi eina, tau, tiesiog praeivė, žinai, šitas gal kažką primena, žinai, šitas gražus, šitas ten nepatinka tau, žinai, dar kažką. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, eitum per miestą ir tu žinai, čia koks tas Antanas, taigi jis ten, žinai, nežinau, daktaras, čia ten kokia Miglė, ten 2 vaikų mama. Žinai, kažkoks jau ryšys su tais yra žmonėm. Tas pas, man atrodo, ir per gamtą, kai tu eini. Ir kai tiesiog kažkokia, čia gražus augalas, čia negražus, čia kažkoks didelis, ten dygliuotas ir panašiai, spygliuotas, tiesiog jie kažkokie tokios išvaizdos, bet kai tu žinai, kad, pavyzdžiui, čia čiobrelis, jis ten kvepia, čia ta arbata gali padėti nuo peršalimo, arba čia tie žiedai tokie, to augalo tas, ir atrodo, kad tu eini ir tau tas toks 3D patyrimas pasaulio kažkoks, tai kad tas, faina gamtoj pabūt, bet toks tu, kad, ir tu toks, atrodo, labiau vertini kažkaip gamtą, brangini, net nekyla ranka ten šiukšlių išmesti tą mišką, ta prasme, tiesiog, tai yra kažkoks, aš nežinau, man atrodo labai, turėtų būti irgi išsilavinimo dalykas, kažkoks augalų pažinimas, kad mes labiau vertintume gamtą ir pasaulį ir žmonės. Tai kažkaip, nežinau, gal tau irgi panašiai tas yra. Ir gal klausytojams irgi, aš žinau, kaip jūsų ryšys su gamta, gal jūs irgi turit kažkokių tokių minčių, metaforų. Klausant tavęs, man labai panašiai, iš tikrųjų aš mišku arba pievą kainu su šeima. Tai mes ten einam kokius 200 metrų, nes aš vis tupinėjau. Bet kartu, kai pradėjau augaliukais daugiau domėtis, man labai pradėjo, žinai, tas viduje ryšys į gamtą, turėmenį, į tvarumą, į ekologiją, tada atėjo ir tai į šeimą. Nes pamatai, kad tai yra viskas viena, žinai, tai man dar tai labai pradėjo keisti mano tiesiog šitą požiūrį ir aš, pavyzdžiui, kai grįžtu į Lietuvą ir aš galvoju, turbūt dauguma, kaip sako, migrantų yra taip gražu ir taip švaru Lietuvoje. Tai yra fantastika, nes, pavyzdžiui, čia Sicilijoje, iš tikrųjų prieš atvykstant čia, kai mes su šeima priėmėm sprendimą, kad pagyvensime čia, aš taip, nes galvojau, aš žinau, kokia ta Sicilija, čia yra labai daug problemų su tvarumus, ekologija. Ir iš viso aš mačiau tą Siciliją tokia, žinai, kalnai, sausra, karštis ir jokios žalumos. Ir aš galvoju, tai kaip bus man su žaliavimu, kaip man bus augalų to pažinimu. Tai buvo toksai įdomus dalykas, kuris iš tikrųjų labai gražiai pasisuko, manau. Tai va. Taip, o taip, mes turėjome, atrodo, klausimą. Bet ir buvo klausimas, ar pasiilgsti lietuviškosios augmenijos Italijoje ir kodėl?
gali paklausti, atsiprašau, nes skaičiau pasidalinimą. Aha, gal aš paskaitysiu, gal gerai tada, kad jau tada mes galėtume prie klausimą eiti. Kristina rašo, mano ryšys labai pasikeitė, kai pradėjau domėtis augalais, nors meilė gamtai ir noras ją saugoti buvo, bet pažinusi artimiau tikrai jaučiuosi labiau daugiau kaip tarp savų. Taip, taip. Mhm. Tikrai. Su vardais, su savo istorijom tada augalai. Mhm. Taip, man iš tikrųjų dar, jeigu baigiant šitą temą, buvo labai įdomu, kad kadangi Lietuvoje labai ar nesvarbus yra ąžuolas, aš kažkaip, kai išvažiavau anksti, aš dar nebuvau pažinusi, sakykime, tų ąžuolų, ar ne, ir aš tyliai, kai sutikau ąžuolus, man buvo toksai, žinai, teleportavimas į praeitį, tai irgi labai buvo įdomu. Tai va. Ir tu manęs klausė apie Lietuvą, ar ne ilgėsi? Lietuvos augalus ir kaip tas tavo toks kūrėsi ryšys su Sicilijos gamta ir šiaip gyvenimu Sicilijai, nes vis tiek kontrastas Lietuva ir Sicilija, aiškiai, yra skirtumas. Toksai, nemažytis toksai. Sala, jūra, iš tikrųjų Sicilija, tai man toks kontrasto tokia šalis, sakyčiau. Iš tikrųjų šalis, nes siciliečiai vis save vadina siciliečiais, ne italais. Ir tai ir čia, mane gal gąsdina, iš tikrųjų, tai gal pradėsiu tai, kad klimatas labai, ta vasara karšta, daug tų niuansų, žinai, chaosas, triukšmas, bet ta Sicilija, iš tikrųjų, sakau, myliu ir nekenčiu čia, žinai. Yra tai, iš tikrųjų, ir, mano telefonas. Tai man Sicilijoje, aš pradėjau kurti tokį irgi savo erdvę, daržiuką, ir mano daržiukė yra vieta lietuviškam augalam, tai ten gyvena, dabar renku sėklas, aš iš tikrųjų iš kelionių visokių vežuosi sėklas, tai dabar auginu garšvą, tokio lietuviško, kas man siejasi, žinai, su Lietuva. Ir kiečių, paprastai net kieti, man jisai toks, žinai, jau vaikystės yra augalas. Tai tokių daugiau lietuviškų augalėlių ir tokį egzotiškesnį kampelį, tokį jau galvoju, gal čia kosmopolitiškas, nes turbūt neišeitų pasakyti, kad sicilietiškas, nes auginu dabar pimentą, tai yra kvapusis pipiras, man jis toks irgi eksperimentavimu labai įdomu, žinai, pasiemi lapą, pauostai. Ir tada turiu dabar šiuo metu trijų tipų šalavijus. Mane labai traukia iš tikrųjų šalavijai, kiečiai. Tai šalavijai dabar baltai bandau auginti. Dar tik tai pradžia pažinimo su juo. Levandos, rozmariniai, tie tokie tipiniai ir jų kvapas toks labai išraiškingas čia. O pačią salą tai man padėjo prisijaukinti, iš tikrųjų, aš kai sakau, šeimos pasakėm, kad vykstam į Siciliją, aš pasižiūrėjau pirmą dalyką, ar yra botanikos sodas. Ir aš kai pamačiau, kad tai vietas seniausia Europoje ir kad jame tiek daug visko, tai aš atvykus antrą savaitę jau iš karto nuvykau. Ir man tai buvo ramu, sakau, vyrų, žinai, galim būti čia per Siciliją. Bet tai aišku, juokaujant, bet man tai buvo labai tokia atsvara, tai vidui, žinai, kai man norisi to augalų. Ir tikrai visiems rekomenduoju, kas lankosi Palerme, Siciliją aplankyti, nes labai įdomus parkas, labai daug įvairių augalų, kuriem, žinai, kad 500 metų vežama augalai ir tai senais būdais, kai ten nebuvo kažkokių, kaip dabar, net lėktuvų, nes tai 500 metų atgal. Ir tas sodas yra labai turtingas ir labai vertas, sakau, dėmesio. Tai ir įdomu tai, kad tas sodas, kai toks senas, jis labai įsisėja, žinai, aplinkui už ribų. Tai pavyzdžiui, mieste ir ten aptinki kokį ginkmedį ten pasisėjusi šitai, ar kitą augalą. Ir toksai man vėl, žinai, pažinimų labai įdomu. Tai ir šiaip Sicilija dar man labai tokia įdomi buvo tuo, kad labai padėjo man pamatyti įvairių senų medžių. Čia auga, pavyzdžiui, seniausias pasaulyje kaštainis šalia Etnos. Jam yra datuojama, mokslininkai mano, nuo 3000 metų, kažkur iki gal net 4000 metų.
Ir vat aš turėjau galimybę aplankyti, pamatyti, net galiu juos parodyti ir žiūrovam, klausytojam, vat turėjo kaštonų, pavyzdžiui, pasirinkusi. Ir tai yra labai man įdomu, aš neapeini tą medį. Ten pažiūrė, kaip tu jautiesi. Tiesiog pabūni ir dar šalia Etnos, tai man buvo tokia graži dovana, Vasilijos. Arba vėl kokie lyvmedį, žinai, kuriam irgi ten 1000 metų vėl. Ir dar ten irgi duoda lyvuogės, žinai. Tai va tokius gal net 5 medžius aptikau. Aš iš tikrųjų iš tuos visus savo patyrimus pasakoju savo tinklaraštį. Jeigu kažkas prijaučia ir negali toj Sicilijai pakeliauti, bent gal mano tekstuose kažką atras. Tai va, ir aš tiesiog dalinuosi. Vat, man labai įdomu, kaip nuvykstu prie tokių ilgaamžių medžių, kas su manim vyksta, žinai. Ir kaip pamatai, kaip tavo būsena pasikeičia. Pavyzdžiui, ėjau susitikimą su ąžuolu. Jisai vadinasi akmeninis ąžuolas, jeigu jo tokia rūšis. Ir dabar aš irgi galiu parodyti jo gilę, jam 700 metų tam ąžuolai. Ir pavyzdžiui, aš prieidama jaučiaus tokia įtampa, žinai, nes reikėjo lipti irgi prie Etnos ir ta Etna būna ten bumsi, žinai. Man tai nėra tokie kasdieniniai garsai ir žinai, tokie įsitempus, gal kažkiek baimės yra, užlipi, žinai, prisišlėjai prie to medžio ir tai jums tik tavo būsena pasikeičia. Ir man tai buvo toks pažinimas to ąžuolo ir aš iš karto prisiglaudžiu ir galvoju, kaip mūsų protėviai, žinai, kai buvo ąžuolų giraitės, kokia turėjo būti jėga Lietuvos, kokia tada buvo įdomu. Įdomu, man tada taip atsiverė ta plotmė, tai paskaitykim, paieškokim, kaip ir atrandi, kad ten ąžuolas, pavyzdžiui, perkūno ar ne kažkoks, žodžiu, čia jau kita tema. Tai va. Čia galima labai taip į gilę eiti, labai čia daug tokių potėmių apie augalus. Ir tas daržiukas, ne? Tai ir kaip tau, pavyzdžiui, sekasi tokiom oro sąlygomis, kai taip karšta, auginti ir tarsi, ir šiaip tenais esu mačius tavo istorijose, kad ir ten ir bulvių norėjai pasisadinti ir kad nėra čia taip paprasta ir mes čia irgi šnekam, mes esam kartu mūsų kūrėjų grupiai, tai ten yra apie mėšlo paieškas ir kad nėra taip paprasta, kas pas mus Lietuvoje atrodo savaime suprantama, ten kokį mėšlą kažkur pas ūkininką kokį gauti. O tai kaip tau čia tas sekasi kurti Sicilijai? Aš iš tikrųjų Sicilijai ir mokausi neturėti lūkesčių, neprisirišti, nes ta gamta čia yra laukinė. Laukinė, gal taip pasakyčiau. Ir mokausi tiesiog bandydama ir klysdama, nes karštis tikrai labai yra, vasarą 52 buvo, 50 net būna savaitę, tai tiesiog mes dedam tokius, nuo saulės čia pardavinėja specialius tokius tinklus, kuriuos tiesiog dedi virš viso sodo, kad sukurti pavėsį. Ir aš esu sugalvojus ne taip, aš labai džiaugiuosi, kad kai atvykau, mes jau čia metai laiko, aš iš pradžių neskubėjau nieko sodinti, aš tiesiog stebėjau, kur saulė, kur čia pavėsis, kaip čia keičiasi, žinai. Ir aš tiesiog sugalvojau, kur yra labai karšta, kur yra saulė, kur yra tikrai tas toksai karštis, sodinti tuos augalus, kuriem to reikia, tos saulės mėgėjus, kurie turi daug eterinių aliejų, tai pavyzdžiui, ten rozmariną, lavandą, raudonėlį, čia betelį, aš tame kampelė saulės, tokius ir saulės augalus auginu, o kur jau ten šešėlis, ten jau tie lietuviški, ten iš tikrųjų bandžiau dabar čiužutę auginti, bet šiaip sau, žinai, laukinės morkos labai čia, matau, jom patinka ir eksperimentuoju, tai iš tikrųjų sunku suprasti, nes galima 4 derlius turėti, realiai, pavyzdžiui, citrinų medį turim, citrinų medį, tai jisai jau antras derlius, net nepraėjo metai laikas. Ir atrodo nuolat, tam man buvo labai įdomu pačiai, kaip gali medis ištisai būti produktyvus. Kaip tai, ir aš, pavyzdžiui, čia sezonų net nesuprantu. Nėra tokių kaip Lietuvoje tie perėjimai, to tokio gamtos būdimo.
to nelabai nėra. Aš, pavyzdžiui, pasisodinau gruodį kalafiorus, tai jau už savaitės aš 2 dabar valgysiu, nes jie jau priaugę. Tiesme, jau jie subrendę, tai man taip labai įdomu. Ir žiūrim, kaip čia galima. Ir tuomet man atsivėrė su Sicilija iš tikrųjų distiliavimas. Kadangi gal tas žaliavimas yra truputį apribotas, nes tikrai labai karštis viską nudegina ir galvoju, tai gal man galima kažkaip kitaip su tais augaliukais. Tai taip atėjo distiliavimas. Bet tu distiliuoti pradėjai visai neseniai, kiek žinau. Dar tik tai šviežia tokia distiliuoti. Tai gal tu gali taip trumpai papasakoti, kas yra distiliavimas, kas yra tas aparatas už tavo nugaros, tas toksai varinis gražus. Ir tiesiog, kad galbūt kas nežino, kaip tas visas procesas vyksta, tai tiesiog trumpai papasakok ir ką galima su to distiliavimu prisigaminti. Galima daug ką, bet aš tai augalėlių tą vandenį gaminu, hidrolatus. Alesbikas, distiliatorius už mano nugaros, tai yra tiesiog toks varinis puodas, jis yra rankų darbo ir labai yra, kai varinis, jis yra plonas ir labai greitai per jį iš tikrųjų pakyla šiluma. Tai aš apatinėme puode, tame dedu dažniausiai žaliavą ir dar čia kartais įdedu žaliavos į koloną. Ir tiesiog per apačią, kai kyla garas, nes vanduo yra pačioj su žolynais, jisai tiesiog pagauna tas lakiąsias medžiagas ir per tą vadinamą gulbės kaklą, jisai tiesiog per aušinimą, dar yra toks aušinimo mechanizmas, jis pradeda tas lakiąsias medžiagos su garu, jis tiesiog išteka vandens pavidalu. Ir taip mes galime gauti hidrolatą. Iš tikrųjų, vakar distiliavau apelsinų žieveles, lapus ir žiedus. Tai čia vakar išdistiliuotas yra hidrolatas. Ir tai dar tokios pieniškos spalvos, tai lauksiu, kol jisai mėnesį laiko kažkur, jisai taps toksai nuskaidrėjęs, kvapas jo pasikeis. Aš taip manau, nes kai kuriuos distiliavau prieš mėnesį, jau yra tai pasikeitę. Ir tai yra apelsinų kvapas, aš dėjau apelsinų. Tai man taip nesi, kad tu duotum ir man Tai yra apelsinai, citrinos ir mandarino žievelės. Aš juos prisirinkau, tai yra, nes mes kadangi turime tą sodą, citrinmedžių įvairiausių, tai distiliavau pirmą kartą, man buvo įdomu pamatyti, kaip bus su tais rūgštesniais augalais. Ir dar pridėjau į koloną, iš tikrųjų, čia mano pačios eksperimentas, į koloną aš pridėjau lapų ir žiedų. Tai distiliuojant, pavyzdžiui, pradžioje tas kvapas keitėsi. Ten iš pradžių kažkaip mandarinų toks ryškus, tikrai, ką aš pastebėjau, mandarinų labai stiprus buvo išraiškingas kvapas. Paskui tos natos keitėsi, kaip tas garas kyla, kadangi buvo skirtingi tie augaliukai, jie ir tokį pagavo tą skonį. Tai ir labai įdomu, kaip tas hidrolatas veikia, kai kam aš naudoju. Aš vakar distiliavau ir žiūriu kažkaip namiškiai tokie visi ramus. Net sako man, einu prigulsiu. Tai iš tikrųjų, aš hidrolatą turiu čia prisidėjus, čia manieji, kokie išdistiliuoti. Tai naudoju, iš tikrųjų, pačius hidrolatus aš naudoju ilgą laiką, keletą metų. Jie atėjo pas mane, visi buvo praktiškai padovanoti ir kiekvienas, labai yra įdomi. Pavyzdžiui, čia turiu dilgėlių hidrolatą. Tai man jisai toks yra atradimas, yra, kad kaip ir tu esi, mes esam kalbėję, kad galvos odai, tarkim, kaip kosmetikos priemonės. Pas manęs tie iš pradžio kaip kosmetikos priemonės, mano ypač, pavyzdžiui, veidai odai tiko, kadangi Sicilijoje aš turėjau tiesiog visiškai pakeisti kosmetiką, kokią naudoju, nes čia yra tas jūrinis klimatas, mano oda tokia yra labai linkusi sausumą, aš turėjau kažką, nuėjau, kad reikia keisti. Ir mano atradimas tapo, kad negali dėti riebaus kremo, nes tikrai karšta. Tai man pasipurkšti pirmą hidrolatu ir leisti jam įsigerti. Ir tuomet aš pasitepu kremu ir man iš karto oda tapo lestingesnė. Man nebėra tokio tempimo pojūčio, kurį aš turėdavau. Tai tokia pirma kaip kosmetinė priemonė.
Paskui man dar labai yra įdomu, kad gal norėčiau pasidalinti apie kvapnų iš šalavijo hidrolatą, aš jį gavau dovanų ir man jis toks iš vis labai įdomus, kaip ir augalas, labai gražus, jisai toksai žiedai labai įspūdingi ir buvo toks etapas, žinai, kai būna tarp užtemėjimų, gal pilnatis, nelabai miegas, visokie košmarai kažkaip ir aš pradėjau tiesiog intuityviai vakare prieš miegą pasipurkšti tiesiog plaukus, veidą daugsna, hidrolatu, kvapinio šalavijo ir aš pradėjau pastebėti, kad aš labai gerai miegu. Mano sapnai tokie, žinai, šviesus kažkaip, nėra tų košmarų, aš tiesiog radau atradimą, tai kad kvapus iš šalavijos, pavyzdžiui, padeda tokiam situacijam, gal tokiam emociniam, žinai. Ir paskui aš pradėjau skaityti knygose, žiūri. Taip, nežinai, net yra mokslininkos tyrimai, kad jisai ir padeda tokiam situacijom. Tai o šiaip dabar tai eksperimentuoju su lauromedžio dar hidrolatu, nes turiu lauromedį, irgi čia jo hidrolatas, kvapas labai įdomus iš tikrųjų. Tai kadangi mes gyvenam su šeima pietuose ir čia yra arti tos, žinai, viduržemio jūros ta virtuvė ir iš tikrųjų hidrolatai yra naudojami čia ir virtuvėje, tai man tokia dar nauja viena plotmė, tarkime, lauromedį kaip su žuvies patiekalais, arba, pavyzdžiui, raudonėlis kaip burnos skalavimo skystis, kai esam, pavyzdžiui, dantenos kažkokias jautresnis ar vėl. Tai man šito dabar plotmės atsiveria ir man labai įdomu dar. Tai aš apie tą irgi dalinuosi savo ir paskyroje ir tai va. Ir dar su lembiku, ypač kai kolonai yra, tai galima dar ir išgauti eterinių aliejų, kuris taip, to augalo, kuris susidaro viršui, toks aliejukas. Taip, čia tai yra iš tikrųjų pagrindinis dalykas. Aš pradėjau nuo kito galo. Taip, ir aš, pavyzdžiui, distiliavau eukaliptą, tai mano buvo pirmasis augalas, kurį aš distiliavau, citrininį eukaliptą, ir man buvo tokia nuostaba, aš nebuvau pasiruošusi, kad žiūri, nemažai to yra eterinio aliejaus, tai ir jį susirenki ir paskui naudoju kaip eterinį aliejų, tai yra wow, iš tikrųjų labai, labai stiprus, mano eukalipto buvo labai stipru, ne tik namai kvepėjo, bet ir laiptinė. Aš tai prieš 2 metus nusipirkau alembiką, tai irgi hidrolatais, nežinau, aš kiek metų, kokius 5 metus purškiuosi. Kažkaip irgi taip atradau, ieškojau kažkokių natūralesnių priemonių veido priežiūrai. Ir kažkaip pradėjau ten gal nuo levandų, tokie jau basic, tie tokie vadinamieji hidrolatai. Ir eteriniai aliejai kažkaip po to pradėjo mane taip domint, galvoju, čia galima pagarinti, čia galima dar gali padėti nuo to. Kažkaip ir po to, šiaip hidrolatai nėra pigus. Ir eteriniai aliejai. Tai ir kažkaip galvoju, gerai, o tai gal čia galima kažkaip namuose padaryti. Aš atsimenu, kažkada suradau video, yra kažkoks heksas kaip rožių vandens pasidaryti. Ten, žodžiu, prisirinkau rožių žiedlapį, ten į puodą, ten, žodžiu, kažkoks vanduo pilamas, ledukai, žiedlapį, ten, žodžiu, gausi nesąmonė. Taip, nežinau kaip tau, bet man tai visiškai nesąmonė gausi kažkokia, tiesiog. Ir šiaip po to pradėjau žiūrėti kainas ant lembikų, galvoju, kainas ten nuo 100 eurų, man atrodo, prasideda didesnių. Ten gal ir 200 gali kainuoti, jeigu su ta kolona. Tai kažkaip galvoju gerai ir po to kažkaip iš tikrųjų, aš labai norėjau iš tikrųjų to lembiko. Ir tie pinigai kažkaip iš skirtingų kanalų galiausiai atėjo jam. Ir taip iš jų galvoju, viskas, reikia pirkti. Ir kažkaip nusipirkau ir vėl kažkoks toks grįžo, nes aš kaip ten pasakojau pradžioje, kad buvo tas labai toks didelis, stiprus ryšys su žalininkystė, su augalais, jisai buvo nutrūkęs kurį laiką ir atrodo, tarytum tas lembikas vėl sugrąžino kažkokį tokį džiaugsmą, kažkokį atradimą augalų. Ir iš tikrųjų yra labai, labai geras jausmas turėti savo hidrolatų. Aš nežinau, čia aišku ne visiems tas dalykas, bet ypač jeigu yra, šiaip tas toks jau prisirišimas prie hidrolatų ir ta tokia jau išsivyščiusi meilė jiems, tai pasigamint savo hidrolatų, tai yra labai toks įgalinantis. Čia kaip ir bet koks, man atrodo, rankų darbas, kai tu moki pasiryti pati kažką, susikurti
tai yra labai geras jausmas, tai lygiai tas pats ir su hidrolatų gamyba, su distiliavimu, jo, ir kaip namai kvepia po to skaniai. Tai tas... Taip, labai panaši mano istorija, ką pasakojai, tai man irgi taip buvo įdomu ir aš dar siųsdavau iš Lietuvos į Italiją. Tai būdavo man dar tokia vis rizika, žinai, kaip su sezonu čia, ar jie neužsušals, žinai, ar vėl. Ir taip natūraliai pradėjau galvoti, gal man pabandyti, aš iš tikrųjų labai ilgai norėjau ir labai, kaip ir tu sakai, irgi atėjo tie šaltiniai ir jisai atkeliavo, aš tikrųjų pirkau jį iš Lietuvos, pagamintas Portugalijoje ir tikrai labai įdomus, iš tikrųjų pats distiliavimo procesas, tas kvapas, o jį uostai, žinai, visos juslės įsijungia, nes pas mane dar yra jisai aušinamas su akvariumo pompa ir tas cirkuliacija, tas vandens tekėjimas, žinai, tas kvapas, labai yra įdomu. Man kažkaip, štai gal tada ir suvokiau tą žodį, kai sako distiliavimo alchemija. Kažkiek į tą žodį. Ir toks... Taip, tai sakyk. Ne. Sakyk. Taip. Ne, aš tai norėjau tiesiog dar tokį čia, taip, man toks kaip, kas pamatė pirmą kartą tą aparatą, nežinodami, kas čia, sako, kas čia tokį, čia kokia spirito varikla ar dar kažkas. Nes žmonės nežino, kas čia tokio, žinai, arba čia kas čia per kažkokią raganiškę aparatą, žinai, čia, tiesiog. Ir iš tikrųjų, tas man kažkaip, tas, raganiškumas kažkoks, kad tu gali, kaip tu sakai, yra ta chemija kažkokia, susikurt buvo augalas ir tu dabar turi ten kvapnųjų to augalo vandenį, kuris turi ten gerų savybių to augalo kažkokių likusių. Ir tu ten gali ten ir kosmetiką, tiesiog, nežinau, man kažkoks toks tikrai iški tokia, faina tokia raganiškumo įneša ir stebuklingumą, kad tu gali pasidaryti kažką, bet ir jeigu dar turi tą ryšį su augalu, po to kasdien naudoti, tai kažkaip ir dar padovanoti žmonėms, čia faina. Taip, iš tikrųjų, net aš dabar prisiminiau vienoje knygoje skaičiau, kad augalo tas eterinis aliejus tai yra augalo siela. Ir aš galvoju, tai irgi toks, žinai, tęstinumas, man iš vis labai tai teikia džiaugsmą augalai, nes turime nedistiliuojant, pavyzdžiui, lauromedį, tai aš tai distiliavau pačios pasodintą lauromedžio lapą. Ir kadangi mes išvykom gyventi į Siciliją, mano daržas, kurį aš turėjau didelį toje senoje gyvenamai vietoj, jisai liko ir aš išvykdama prisiskyniau daugybę, žinai, to lauramedžio lapų, levandų turėjau labai didelį krūmą, daug tokių ir aš juos visus kažkaip prisiskyniau ir aš neturėjau dar tokios minties, kad aš gal išdistiliuosiu ir aš juos dabar, kai išdistiliavau, man toksai, žinai, dar tęstinumas to augalo, gal nesakyčiau, tos vietovės, tai taip. Nes man atrodo, dar kažkaip tas kvapas, aromatas irgi yra toksai įdomus dalykas, kaip tu pauostai ir kažką ir prisimeni, tau grįžta kažkokie tokie, žinau, į praeitį, vaikystę, nežinau, tas pats koks ten šviežiai nupjautos žolės kvapas, ten kažkokias tokias emocijas ten sukelia, ar ten, nežinau, pauostai ten kokią knygą, žinai, ir ten tas aromatas, kažkaip tas per kvapą irgi, man atrodo, jisai, įdomus toksai ryšys, kuris su pasauliu. Toks irgi gilesnis. Taip ir yra, net pavyzdžiui, juk, man atrodo, net ir mokslininkų tyrimais tai kalba, kad kvapas tas vienas iš labiausiai sužadinančių prisiminimų. Ir aš, pavyzdžiui, kadangi mano močiutė, kai jau išėjo, dar aš su augaliukais tik tai apgraibom buvau. Ir aš, kai dabar, pavyzdžiui, darau kažką, kuriu ten kažkokį receptą, žinai, jos seną, ten, tarkime, kokius medus ar ne, su svogūnais, ten, tokios iš liaudės medicinos ir man tas kvapas tiesiog net prisimeni, kaip močiutė darydavo. Tiesiog labai, man iš tikrųjų, tie kvapai pradėjo labai susigrąžinti prisiminimus, kurie buvo labai uždaryti. Nes ryšį ir su tėveliais, ir, sakau, su protėviais, toksai labai įdomu, nes kai būna, prisimeni, žinai, atrodo, tiek metų tai buvo kažkaip užrakinta ir tas lapas staiga, ir iššoka, ar tame toksai, žinai, geras jausmas, tarsi kažkokia dalis grįžta namo. Taip, labai gražiai pasakei. Tokia kaip dėlionės trūkstama dalelė. Geras.
Tai va, ir kažkaip dabar. Taip? Sakyk. Taip, net šį rytą pagalvojau dar apie močiutę ir kaip jinai, pavyzdžiui, jausdavo mėnulį, mėnulio tą ritmą ir aš galvoju, kai pati pradėjau daugiau tai stebėti, vat vėl tada, tik močiutė taip darydavo. Tai va. Taip. Tikrai, man irgi kažkoks tas augalų pasaulis, tai toks irgi ryšys su prosenelė, nes mūsų augino su broliu, darželio mes nelankėm, tai irgi tas eidavom į pievomis, kažkaip visokiausi irgi ten, kaip į Lenkiją, tai ziulkį, žalytės ten nuo to yra, ir kažkaip, ir man tas irgi labai atrodė, kaip, kodėl, iš kur jis žino, kaip čia tas. Ir man šiaip, pavyzdžiui, dar labai įdomu, čia kalbant irgi apie tą žolininkystės temą, tiesiog, aš nežinau, ar yra net kažkur atsakyta knygose, bet turbūt per bandymus žmonės sužinodavo, kas nuo ko gali padėti, koks augalas. Nes, tarsi, aš kaip pradėjau galvoti, kiek turėjo būti, nežinau, nusinuodinimų kažkokių, tiesiog kažkokių eksperimentai grinai įvyko, kad kaip žmonės sužinojo, realiai, kad, pavyzdžiui, šitas augalas gali padėti nuo to, šitas augalas gali padėti tam ir tiesiog, čia, žinau, man yra kažkoks toks stiprus palikimas, dar po to, kai mokslas dar ištyrė, tai atrodo, tokį užtvirtina ant spauduką, tada, tiesiog fantastika, nežinau, kaip tau tas, turi kažkokių, gal, nežinau, perskaičius kažką, ar šiaip savo minčių tą temą. Truputį apie tai ir skaičiusi, bet aš manau, kad seniau žmonės labai stebėdavo tą augalą ir gyvūniją, kaip augalai su gyvūnais tą ryšį. Kaip, elementariai ten, kodėl briedis, bent vaikystėje sakydavo, briedžių, kai skauda pilvas, ten valgo tam tikrą, žolę ar grybą. Ir aš manau, kad seniau dar buvo labai tas, tamprus ryšys su gamta, kad tas stebėjimas ir, pavyzdžiui, augalas pats į savęs, jisai labai yra iškalbingas, nebūtina ten ar ne eiti kaip meditaciją ir paliesti ten kažką perskaityti, sakykime, nuo augalo informaciją. Jisai, pavyzdžiui, elementariai paimi kietį ir net tu paragauni ir tu jis toks kartus, tu jo daug neprivalgysi. Tai tie augalas pats apie save, simbolizuoja. Pavyzdžiui, medetka, jinai man tokia saulės, kaip atmaina savotiškai ir jinai, pavyzdžiui, iš tikrųjų ir šildo tą saulės reiškinį. Aš manau, kad stebėdami ir kaip tas augalas kažkokius atitikmenis ir tą per skonį galimai, gal taip jie pažino, aš taip svarstau kartais. Nes iš tikrųjų senoviai, taigi, kaip kalbėjom, nebuvo to, kad knygos kiekvienam prieinamos ar vėl, bet tai vyko dar, iš lūpų į lūpas. Ir tiesiog gal net tokia tradicijos, aš dar manau labai daug per pasakas, per legendas, labai yra daug įpinta. Ir man, pavyzdžiui, augalų pažinimas lietuvių, bet tarkime tradicijos senovės lietuvių, kadangi mūsų tų rašytinių šaltinių yra labai mažai lietuvių. Tai, pavyzdžiui, per pasakas, per mitus, aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai tokias kruopelytės, susirenki, pavyzdžiui, kad tarkime, šermukšnis ar ne buvo siejamas ten su raganomis ir tai beveik visose tos vaikystės pasakose, pasakoja ten raganas su šermukšnio lazda, Ir aš manau, kad tokie buvo savotiški kodavimai dar per tautosaką. Taip. Taip. Mes labai su tokias abidvi šitais įkvėpėtis, aš vis kažkaip pertraukiau. Taip sakyk. Gerai. Apie knygas. Tiesiog spontaniškai, aš apie knygas ir, pavyzdžiui, man promočiute lengviau suprasti ir pažinti, nes to gyvo, mes prasilenkiam to laiko tiekmėje. Ir, pavyzdžiui, tokią knygą atradau, nežinau, ar čia nebus veidrodinis. Veidrodinis, aha. Senieji Lietuvos gėlių darželiai. Ir čia pasakoja apie mūsų promočiučių, nes čia yra surinkti pasakojimai močiučių, kurios gimė 1800 metais. Ir užrašyti vyri pasakojimai apie Lietuvos darželius. Ir aš skaičiau, ir man buvo toks, kaip jos, kaip tas, aš gal taip pasakyčiau šitą klausimą, šitoje knygoje radau. Čia ir lietuvių autorės, muziejininkės, kur per visą Lietuvą iš tikrųjų keliavo ir rinko tuos užrašymus senųjų tų močiučių ir man buvo labai įdomu. Geras, tikrai. Labai iš tikrųjų
kaip įdomu, kad žmonės gyvena savo gyvenimą, ne, daro, sodina, kas tuo metu gal prieinama kažkaip, ten, žinai, gal pasikeičia su kmynėm, tai kokiais augalais ir atrodo jiems čia, žinai, įprastas dalykas. O mums po to žiūrint, tiesiog, čia jau yra kaip istorinis kažkoks, nežinau, paveldas tarytum, tai tas labai įdomu, žinai, kaip tas. Ir dar aš labai norėčiau irgi paminėti galbūt tą dalyką, kaip įdomu, kai tu pažįsti augalus, ne, daugiau. Žinai, ir tos pačios piktžolės vadinamosios, ne? Vat labai noriu apie tas piktžolės šiek tiek paminėti. Ten tos dilgėlės, žliūgės, balandos, ten tie augalai, kurie ten darže prisisėja patys, trukdo daržovėms augti, ten kokios blogos tos žolės. Ir kad iš tikrųjų, kai irgi pradedi domėtis jomis, pavyzdžiui, ten kokia dilgėlė, vaikystė, kur ten dilgėlė, man atrodo, čia yra košmaras kažkoks. Basom kojom įlipti į dilgėlės, ten koks nors. Ar varnalėšą ten kokį, ar varnalėšas ten kokį šitą ten įmetai plaukus, o iš tikrųjų, kaip šiaip varnalėšos šaknis, tai ten labai gerai nuo plaukus ninkim. Ta prasme, tokie, žinai, dalykai, man atrodo, labai irgi augalų pažinimas, tai tiesiog atveria irgi kažkokį naują žvilgsnį ir tas pačias vadinamasias piktžoles ir tada supranti, kad čia dilgėlę galima valgyti, kalpinės lapus irgi galima maistų naudoti ir žliūgę galima ir tą balandą galima. Auga prie daržovių, vadinam piktžolę, bet gali būti irgi, jeigu žinai, koks augalas, tarsi maistu, tai tas ir dar tiek daug turi maistingų savybių, tai čia. Ir aš, pavyzdžiui, protėviai būtent tai ir valgydavo, nes juk nebuvo tų tokių kultūrinių. Ir man labai ir buvo įdomu, iš tikrųjų, kaip protėviai ten, žinai, vitaminų visokių. Pavyzdžiui, sužinai, kad ten druską ar nemaišydavo su įvairiom žolelėm, tom laukiniam. Ir kaip, tokiu būdu, žinai, ten tų vitaminų. Ir tiesiog viskas, tai man tai dabar grįžta ten, pavyzdžiui, dilgėlės, ar ne, pas mane, tarp kitko, labai darželį daug dilgėlaičių, aš labai džiaugiausi. Ir jos pavyzdžiui, ten džiovini ir tokia miltelių, žinai, po vidų ir ten visur pabarstai. Ir man tada galva, žinai, taip, ir būti senoviai, žinai, tą gelžį taip pat galėdavo vartoti irgi tokiu galbūt, tiesiog tokį pasvarstymą. Ir apie kiulpienę kalbėjai, tai man buvo labai įdomu, kad aš Sicilijoje niekur nemačiau kiulpienės, o man jinai labai įdomi ir aš jas labai tikrai noriu ir šaknies ir lapų, tai aš pirkau sėklas, atsėjausi ir mano, sakykime, kaimynai sužinojo, kad aš turiu sėklų visi prašyti. Ir labai įdomu, kad čia toksai tas deficitas, ir aš kaip rodau nuotraukas, kad Lietuvoje mes turim pievas kiaulpienių, kad ir labai būna, ir manęs dažniausiai net klausia, kai rodau tas nuotraukas, tai čia jūsų pasėtos, ar ne, nes čia natūralus tiesiog laukas. Plantacijos mūsų kiaulpienių. Arba, pavyzdžiui, varnalėša, tai irgi, ypač, pavyzdžiui, pabendrauju su iš Azijos žmonėmis, tai Japonijos, tik ten tai yra maisto patiekalų kultūrai, tai yra varnalėša užima tik tam tikrą vietą. Tai jie irgi tik Tai žodžiu, norisi labai tą tokį galbūt apibendrintą mūsų temą, kad labai svarbu, ne, pažinti augalus ir tada atrodo, kad tikrai veriasi kažkokie nauji klodai ir naujas žvilgsnis į tą patį augalą, kuris atrodė ten piktžolė didžiausia ir ten tik tai išmest ir žinai, ir iškast ir išmest. Tai tikrai labai tas kažkaip atveria pažinimo pasaulio, pažinimas augalų. Tai man, kaip vadina piktžolė, aš galvoju, tai tada geražolė. Tikrai. Ir čia mes gal link tokios antros dalies mūsų pokalbio. Dar klausimas vienas, kurį galbūt irgi taip labiau link augalų temos, kurią mes kalbėjom. Tai iš auditorijos klausimas, koks augalas gali padėti atsistatyti po sunkių gyvenimo išbandymų? Tai gal kažkokių... Čia aišku, mes irgi dar taip aš truputį taip užbėgsiu veikiams šokių, kad mes
neprofesionalios žolininkės, nieko čia negalim teikti, čia tiesiog gali padėti ir panašiai reikia tikrai pasitarti su vaistininku, su gydytoju, bet galbūt kažką esi girdėjęs, galbūt esi istorijų kažkokių esi išgirdus ar nežinau, kažkokių žinių gavusi. Aš kažkaip gal, aišku, čia labai toks platus tas klausimas, reiktų gal kontekstą, bet aš manau, kad aš gal tiesiog kviesčiau žmogų patį pasidaryti aplinką, kas įtraukia, nesakyčiau, kas sapnuoja, gal kažkokią augalą, tiesiog natūraliai kas įtraukia, tai gali būti ne daržovė, tai gali būti net medis, prie kurio jam gera pabūti, nes tiesiog tie augaliukai labai įvairiai kalba. Aišku, yra tokių konkretesnių, žinai, tų, sakykime, augaliukų, kurie gal daugiau, net aš, pavyzdžiui, ir sufleruoja ramunėlę, jinai ramunė, ramina. Tai aš gal ramunėlės arbatą, nes ramunėlė tai iš vis toks augalas, man jisai, jos tokia forma, žinai, kaip vos net saulės, žiedlapėliai. Ir suteikia jinai tokio, kaip motiniško tokio apkabinimo, to ramybės, gal po tokių išbandymų, nežinai, ką žmogus jaučia, bet tokio gal, žinai, ramybės uostą, aš tai gal kviečiu ramunėlę, bet nebūtinai gerti. Aš tiesiog manau, kad labai įvairūs, gal net smilkalas, gal tai eterinis aliejus, gal tai tiesiog ramunėlės žiedas kišeniai. Tai yra labai, reiktų, individualu. Tai ir ramunėlė iš tikrųjų tai yra Saulės ir Veneros augalas. Jisai, gal, jeigu tai klausia moteris, tai gal, tą dar, žinai, tą moteriškumą, kad jis po tų išbandymų mes tampam labai jautrios, labai pažeidžiamas. Tai gal aš taip dar sakyčiau, gal ramunėlę pabandyti, jeigu norisi to konkrečiaus. Arba dar man pačiai buvo toks įdomus atradimas, tai verbena, kad jinai tokia po išgyvenimų, netekčių, gal tokios truputį erdvės tam, kaip įvardinti tokiam fiziniam tam išgyvenimui, nežinau, jinai veikia daugiau tokia ta saulės energija, gerklės čakra, gal kai norim išsakyti daugiau, išsilaisvinti, bet irgi tiesiog bandyti. Aš gal, pavyzdžiui, bandyčiau dušo želę su verbena, nežinau. Tai yra labai įvairių tų tokių kelių. Taip, čia vis tiek istorijos kiekvieno žmogaus skirtingos ir jos tas sunkus išgyvenimai, tai labai tikrai gilūs dalykai. Ir dabar, ačiū, kad atsakei, ir dabar ves prie tokios antros dalies mūsų pokalbio, tai dar labai norėčiau tave pakalbinti apie tokios apie magiškos kasdienybės kūrimą. Apie galbūt kažkokius ritualus, galbūt kažkokius, nežinau, galbūt ir kūrybinius dalykus, ar, nežinau, ten apie planetas, apie stichijas, galbūt tu kažką netum dar pasikalbėti, papasakot, pasidalinti savo galbūt atradimais kažkokiais, kas tau padeda kurti tokią tą kasdienybę, kuri pati tave įkvėptų, padėtų tau, nežinau, atrasti jėgų kažkokių, stiprybę savyje, galbūt kažką gal norėtum pasidalinti, nežinau, apie kokias gal kortas, ar dar kažką, kas rezonuoja, apie ką norisi pakalbėti. Man tai kasdienybės, tai, man iš tikrųjų didelį vaidmenį, kurį laiką užėmė joga, iš tikrųjų tas toksai padėjo man kvėpavimas, iš tikrųjų. Iš tų ritualų, taip gal net ir sakyčiau, tas kvėpavimas tada įveda į tokį nusiraminimą. Ir apie kortas paminėjai, taip, kortas aš iš tikrųjų gavau dovanų. Net 2 iš kortas, kurias turiu augalų, tarkime, kortas, gyvūnų, aš gavau dovanų ir man tai buvo labai įdomu, nes pati nežinau, ar turbūt dar būčiau ilgai kol įsirinkus. O kai jau gauni, tai ta tokia pažintis prasidėjo ir man buvo labai įdomu, kad tai tokie kaip sufleriai, žinai, kartais kažkokiose situacijose ir tokie intuicijos lavinimai labai gerai, manau. Tai aš turiu kortelių, bet gal dar norėčiau pasidalinti, man toks atradimas buvo, tai mėnulio vanduo. Aš tiesiog
mes ir esame ir abi kažkada kalbėję, tiesiog man labai įdomu, sakau, ką pradėjau stebėti, tai Mėnulį. Kaip jisai atsispindi manyje, kaip čia tas ryšys su juo. Ir man labai natūraliai pradėjo tiesiog traukti tie Mėnulio augalai. Ir kai sodinau augaliukus, pradėjau irgi stebėti, kokioj fazėje Mėnulis ir kaip jie vyksta, kaip jie auga, užsirašinėti. Ir tas toks stebėjimas, tada labai yra įdomu, kad tu pradedi pats pajausti, aha, čia Mėnulis gal ne ta fazė, aš ir pati jaučiuosi kažkaip gal kitaip, tai to tokio. Ir Mėnulio vanduo, tai turiu omeny, kad tiesiog padedu dubenį su vandeniu, Mėnulio švieso ir, pavyzdžiui, jeigu jumtu kažkokiu gal įdedu žolelių su kažkokia intencija. Ir tai, žinai, net nėra gal magija, aš tiesiog atsimenu, kad ir tai močiutė kažkaip darydavo, nesakydavo saulės vanduo, kitaip pavadindavo. Štai neseniai ten saulėje, aš, pavyzdžiui, Mėnulio, bet tas tai apie tą patį. Ir ten į vandenį, pavyzdžiui, kaip ir nebuvo klausimas, kaip pasigauti po išbandymų, tai aš turbūt tą vandenį su kažkokia intencija, žinai, įdėčiau. Ir tiesiog įdėčiau gal kažkokiu ramunėlį, žinai, kad jos tiesiog dar labiau atsiskleistų, gal man kažkaip padėtų grįžti tą vidinę pusiausvyrą. Ir palikčiau gal naktį to Mėnulio šviesoj, kad jis toksai prisipildytų. Tai bet aš manau, kad tai tokia, žinai, daugiau yra ne tiek, kad Mėnulis, bet pats ta intencija, pats. Atsiprašau, vienas mano dėstytojas terapijos, jis sakydavo, kai žmogus jau pats ruošiasi, pavyzdžiui, sakydavo jis taip, ligoniai leiskite pačiam ruoštis žolyno, tarkime, arbatą ar kažkokią ten, kas jam yra skirta, nes jisai ruošimo procesu jau pats save ruošia gijimui, susivokimui. Tai tą pridėčiau. Ir man dar rašymas. Aš labai stengiuosi iki šiol metų 97 rašyti, visada kartu su manimi keliauja kažkoks užrašų knygutė, kur aš visada stengiuosi rašyti, kaip jaučiuosi, sapnus. Man tai yra labai įdomi tas sapnų tema, nes jinai labai gali, aš manau, padėti visame kame, to savęs pažinimo, bet ir kūryboje. Ir rašymas man, aš seniau tiesiog rašydavau nesąmoningai, tiesiog rašai, nes jauti daug emocijų. Man dar aplinka buvo tai, kad aš gyvenu užsienį, aš negaliu kada noriu nuvykti ar ne pas tėvelius, ar pas tą, sakykime, aplinką, kuri tave stiprina, nes tikrai yra situacija, kad, esi taip, ir dar aš kadangi mokiausi Italijoje, tai man buvo daug tokių pametėdavo tų išbandymų. Tai man toks rašymas būdavo, žinai, kaip savęs susirinkimas ir tada įsitiesi ir eini. Tai iš tokio kasdieninio, nežinau, ar atsakiau, bet tos magijos, paprastuose dalykuose. Ir dar gal smilkalus irgi naudoja iš augalų, kuriuos renkėsi prisirišę, ne? Taip, galiu parodyti, čia turiu, nežinau, ar matosi, lietuviškas kadagys. Čia padarytas toksai yra lovelis iš lietuviškos liepos. Ir čia turiu kadagio, smilkalą pasidariusi pati iš lietuviško miško ir smilkalai. Taip, labai ačiū, kad privedai smilkalai ir aš kažkaip tai dar eksperimentuoju irgi. Iš vis pas mane visi augaliukai tokie, aš juos eksperimentavimo būdu. Aš žiūriu, kaip mano būsena keičia. Taip, pasmilkai ir aš manau, kad senovėje man buvo labai įdomu tai, kad tas smilkalas yra būdavo laikomas iš vis kaip vaistas ir labai buvo užėmęs daug, sakyčiau, svarbos ir erdvės netgi įvairiuose gydymuose. Tai man labai buvo įdomu, kodėl, kaip čia. Ir aš tiesiog bandydavau eksperimentuoti. Ir dabar tai darau. Pavyzdžiui, ten tas kadagys, kad ten, kai būdavo viduramžiais, tarkime, pandemijos, kad tiesiog degindavo laužus, grynai tokiam kaip oro dezinfekavimui. Ir paskui praėjus kiek laiko, iš tikrųjų, mokslininkai ištarė, kad tai, žinai, yra tų medžiagų. Tai
Tai va, ir net, pavyzdžiui, man buvo įdomus atradimas, kad Prancūzijos ligoninėse labai ilgai buvo naudojami smilkalai kadagio kaip dezinfekcijos priemonė. Plius, ne tik, kad, bet tiesiog kaip kažkokia, vat, nu, nepagrindinis dalykas, aišku, bet tiesiog. Taip. Tai va, tai man dar to magiškumo. Ir matau klausimą, tai kaip akmenys ir kristalai. Nu, va, taip, prie kompiuterio visada yra. Čia rožinis kvarcas, ne, man atrodo? Taip, iš tikrųjų, kristalai gal pas mane netėjo net pirma negu augalai. Ir man tai buvo įdomu, aš galvoju, kristalų karalystė ir augalų karalystė. Tai va, ir iš tikrųjų pradžioje aš mineralus, tai taip pat labai nuo vaikystės mėgau akmenis, aš juos nešdavusi, mama dar turbūt atsimena ir dar turi stiklainį pas mane pilni akmenų. Man buvo labai įdomu ir aš net dabar, va, keliaudama iš kelionių visada arba paprašau, kad man parvežtų, arba aš pati parsivežu kažkokį akmenį. Ir jisai tarsi, man atrodo, žinai, dar neša savyje tas vietovės informaciją, ne tas kelionės džiaugsmą. Tai man tokie labai smagus jie yra kaip čia suvenyrai. Tai va, o mineralus šiaip tikrai irgi daug kur naudoju ir jų ta plotmė labai yra gili, tai čia turbūt tik kito gal. Tai va, karas laivas. Tai va, nu, čia toks, žinai, man visą laiką, bet kalbėjimas apie tokius dalykus, smilkalai, ten koks žvakių deginimas, ten kristalai, čia, žinai, kortos, toks kažkoks, tarytum, biški dar taip kažkaip, žinai, iš po stalo, žinai, apie tokias temas viešai kalbinės žmonės, taip, žinai, kažkaip labai taip gal kritiškai žiūri, kas čia per ragonų kampelis, kas čia vyksta, žinai. Ir aš dar pati kartais savi tokį jaučiu, žinai, nors man tai iš tikrųjų labai įdomios tos temos ir ten yra apie kortas, ir apie, žinau, smilkalus, taigi, vat, irgi pradedu kažkaip irgi ten domėtis daugiau, bandyti irgi, dar dovanų gavau, tai irgi toks, kur irgi paskatinimas kažkaip leistis tą kelionę. Ir gal ir tie patys kristalai, tai vat, tas tarytum kažkaip, kaip pasakyti, čia nėra kažkokios panacėjos, ar ten, nežinau, ten stebuklingi kažkokie eleksyrai, bet tai yra, tarytum, kažkokie dalykai, kurie, nu, atrodo, dar labiau kažkaip įdomesnis pasaulis darosi, tarytum, kai tu juos įsileidži savo gyvenimą ir supranti, kad, nu, yra, vat, ir čia augalai, kurie turi ten savo pasaulį, tu žiūri, wow, kaip įdomu, čia, žinai, ta prasme, ir tu su jais kuri ir ryšį kažkokį, ir tau jie kažką duoda, žinau, naudingo, kažkokios galbūt išminties, tas pas galbūt ir su kristalais, tas pas ir su kortom, ir kažkaip viskas tarytum, nu, nežinau, nu, man kažkaip smagiau gyventi ir įdomiau, kai kažkaip esi atvira tokiems, nežinau, tyrinėjimams, gal taip vadinkim, tokių dalykų. Labai linkiu drąsos, tau irgi kuo daugiau apie tai ir dalintis, ir aš kažkaip, na, aš labai tuo tikiu ir man būna tokių situacijų, kurios tiesiog, nu, leidžia praktiškai tai patirti, pavyzdžiui, su mineralais, pavyzdžiui, piritas yra toks mineralas ir aš atsimenu, man buvo toks labai stiprus skausmas ten vienoje kūno vietoje ir man nepadėjo tuo metu nuskausminami ir tai buvo, aišku, pandemija ir tu, nu, turi kažką galvoti, kaip, žinai, tą daryti, kaip susitvarkyti. Ir aš tiesiog buvau studijavusi truputį mineralogijos terapiją ir pabandžiau tiesiog tuo metu ant savęs su tuo piritu ir man buvo labai didelė nuostaba, kad man labai palengvėjo. Ir aš tuomet galvojau, wow, žinai, labai yra, tai kai tu gali apčiuopti, išgyventi tai, jausti, tuomet labai nutyla gal tas kritikos, žinai, balsas, ta baimės balsas, va kaip čia atrodys, gal čia kažkaip kiti turėmeni bendrų tokių fonų. Ir va taip, kai aš tą išgyvenau, tada va, nu, tikrai aš tą tikiu ir, pavyzdžiui, pas mane visada va, ant kūno yra ir įvairių mineralų apyrankių ir man labai įdomu ten, kurie, pavyzdžiui, čia yra mėnulio akmuo ir, pavyzdžiui, kad jisai, tarkime, va, užsidėjau grinai prieš mūsų susitikimą, kad mane truputį taip tą jausmų pasaulį taip ramesnis būtų, nes vis tiek tų emocijų yra daugiau, vis ne kasdieną eini tą laivą. Tai va, ir tokiais mažais dalykais ir pajunti, kad tikrai gal, žinai, ramiau.
tiek ir saugalėliais, man vat, tai labai tokio, tai vat. Ja, man irgi su kristalais irgi aš iš kurio metu irgi tai bandžiau, eksperimentavau su jais, nešiojau ir karneolę bandžiau nešioti irgi, nu, tiesiog aš žiūrėdavau galbūt, jeigu, pavyzdžiui, gyvenime kažkokios būdavo situacijos, tokios sunkesnės, galbūt, kur vidiniai kažkokie dalykai vyksta. Ir tai kažkaip pat irgi toks galvoju, nu, aš tikrai dar galiu pati čia susitvarkyti, bet man truputį reikia pagalbos iš šono. Nu, ir aš tokia, nu, tai kas čia galima, ametistas koks žiūri tinka man. Ir aš nežinau, kodėl, ar čia, nu, ar čia tikrai, bet man realiai aš jausdavau kažkokį, tarytum, nežinau, saugumą, kažkokį palengvėjimą, kažkokį palaikymą, tai tas labai įdomu stebėti. Arba ten karneolį kažkada bandžiau, tai ten realiai man stogą pradėjo rauti, kad jisai turi labai daug tokios, nežinau, energijos, kažkokios tokios, ir net sakyčiau, gal tokios seksualinės, ir aš nežinau, labai įdomus dalykas, aš nenoriu nešioti. Tiesiog kur toks, nu, tiesiog per eksperimentus kažkokius tokius, tai vad labai irgi tas įdomus patyrimas yra. Ir mineralai yra įdomus tuo, kad mane ko patraukia, kad jie pradžioje vis tiek aš tikiu, kad žmogaus kūnas yra daug tų subtilesnių kūnų. Ir jisai pradžioje tie mineralai, kaip pagal per savo praktiką, tai jie daugiau tą tokį, pirma tas tokias išorinės, tas struktūras, mentalo tas struktūras, kitas, jis tiesiog pamažėlė kažkaip susitvarko ir bent jau per ilgesnį tą laiko periodą pamatai jo pagalbą. Iš tikrųjų, aš praeitą savaitę man labai skaudėjo kaklą, pečius ir aš užsidėjau kalnų krištolo vėrinį, kurį dažnai nešioju ir jisai, pabuvau valandą, 2, man jų pradėjo atleisti, man gerėja ir jisai tik ir nukrito mano pečių ir sudužo. Ir aš tuomet supratau, kad, nu, sugėrė jau, jisai atidirbo tą savo darbą, dabar tiesiog padėkoji ir toliau kitaip jau ieškai. Tai bet aš manau, kad tie mineralai, taip pat ir paprasti lauko akmenys, tą patį turi, ypač lietuvių senovės tikėjime akmenys rieduliai buvo ypatingai svarbos užimantis ir man labai būtų įdomu Lietuvoje net nuvykti, yra tokia ypatinga vieta, man ypatinga yra Ilgevičienės sukurta, ten tiesiog labai daug įvairių riedulių su įvairiais, tarkime, žvaigždynų ar ne žemėlapis, kur natūraliai ir jie tokie, man atrodo, patys kalbantis arba yra prieda. Ir iš vis lietuvių tame ir buvo labai stiprus tikėjimas, kad tai buvo dievybių, tokia kaip nebuveinė, bet tarkime galimybė susisiekti su kažkuo aukščiau. Tai lietuvių dar senovėje tai buvo labai stipru, tai aš manau labai natūralu, kad mums ir įdomu, nes tai vis tiek kažkoksai gal genas mažiukas yra, kuris kalba. Na ja, čia irgi labai labai plati tokia tema. Tai nu, bet mes jau turbūt į pokalbio pabaigą, sakau, čia mes kaip labai galima taip įsikvėpę, žinai, ilgai kalbėti. Labai gera kalbėtis. Ir aš pabaigą norėčiau irgi tavęs užduoti tau tokį tradicinį klausimą kūrybinių pasimatymų. Tai kurį aš visą laiką iš naujo bandau suformuluoti, kuris skamba taip. Kokią žinutę iš dabarties sau perduotam praeities sau? Skriskis, kleiskis. Taip. Ir kad laisvės skonis yra labai skanus. Taip. Nes taip, vaikystė kažkaip, nu taip, tikrai tos laisvės, drąsos. Taip. Nes aš dabar galvoju prieš mūsų laivą, žinai, kad turbūt seniau nebūčiau ryžusi viskam savas laikas pasidalinti ir eiti prieki. Ačiū tau. O kaip tu dabar jautiesi, jau laivo pabaigos? Kaip tavo savijauta? Aš labai patenkinta. Aš iš tikrųjų labai norėjau ir sudalyvauti su tavimi ypač, nes tu buvai ta pirmoji, kuri, aš negaliu trumpai dar pasidalinti, kad pamačiau
mačiau tave per televiziją ir man tai buvo labai įdomu, žinai, šita kūrėja tokia laisva ir tiesiog tu labai alsuoji tuo, ką darai ir man, aš taip noriu būti, aš taip noriu jaustis ir aš susikūriau Instagramą, kad galėčiau tave tiesiog matyti, daugiau tavo sekti kūrybą ir aš labai buvau nustebinta, kad aš iš tavęs laukdavau grįžtamą ryšį ir pasidalindavau apie augaliukus ir aš atsimenu, kažkaip pasidalinau ten apie augalinį tokį actą ir taip suteikiai man tos šilumos, to grįžtamojo ryšio, kad aš tiesiog pradėjau, žinai, kartais reikia to tokio iš šalies, kuris tave truputėlį taip kiusteltų, patikėk, žinai, gali. Tai aš esu labai tau dėkinga, nes visada iš tavęs pajuntu grįžtamąjį ryšį ir aš manau ir tavo bendruomenė tą patį jaučia, kad tu esi labai daug duodant. Esi tau labai dėkinga ir ypač už bendruomenę, kurią tu sukūrei mūsų moterų, tą moterų kūrėjų. Tai visom linkėjimai, nes aš radau tokį uostą, kaip sakau, savo gentį, kuri labai padeda eiti į priekį ir jaučiuosi labai labai dėkinga visom jums. Tai vat. Ačiū tau labai, kad paaiškinai, labai gera girdėti. Ir man čia toks kartu ir paskatinimas, ir įkvėpimas kitiems irgi, kurti, dalinti savo kūrybą, nes tu niekad negali žinoti, ką tu irgi įkvėpsi, pradėti dalintis ir skleistis. Tai vat labai labai tokia svarbi žinutė tavo yra, tokia kaip potekstė tavo šitos istorijos. Tai ačiū to labai, Vilija, už tavo pasidalinimą, už tavo istoriją, už tavo žinias ir atskleistus vidinius turtus. Ir tavo meilė gamtai ir augalams. Ir ačiū tau, kad tu daliniesi apie tai. Ir aš tikiu, kad laukia dar daug didelių ir mažų gražių dalykų tavo kelyje pažinimo ir dalinimosi. Ir to tau ir linkiu, kad lydėtų sėkmė. Tai va, ir ačiū labai visiems, kas klausėsi, klausysis. Ir ką mes galim palinkėti dar žmonėms. Sveikatos, labai linkiu visiems sveikatos. Visokeriopos, tiesiog visose lygmenys. Tikrai. Nes tas pavasaris toksai, jisai permainingas, kad visi būtume savo uoste ramiai. Taip, ačiū. Pasirašau pasito gražią linkimą. Tai va, tai dar kartelį ačiū tau, ačiū klausytojams ir būkit sveiki ir gražaus jums pavasario, nors ir pas mus šiandien Lietuvoje tiesiog oras, kad lavašuose susiviniojus gulėti, bet vis tiek ateis šiluma, ateis pabus gamta ir vėl viskas bus gerai. Taip, tas pavasarį, tas žoliavimas, žolynai. Taip. Tai va, tai tada gerai, gražios dienos, gražios likusios savaitės visiems. Ir tau, Vilija. Gerai, ate, laimingai.